Skaitinys iš pranašo Barucho knygos. Turėk pasitikėjimo mano tauta, tu vadinies Izraelis. Jūs buvote parduoti tautoms, bet nesunaikinimui. Kadangi įpykdėte Dievą, jūs buvote palikti priešų valiai. Jūsgi užrūstinote savo kūrėją, aukodami atnašas demonams, o ne Dievui. Užmiršote savo maitintoją, amžinąjį Dievą, nuliūdinote taipogi Jeruzalę, jūsų augintoją. Taigi regėjo, kaip jūs ištiko Dievo rūstybė, jis sakė, klausykite, Siono kaimynai. Dievas man atsiuntė didelį sielvartą. Ašgi turėjau matyti, jog išvarome mano sūnūs ir dukros, kaip nubaudė juos amžinasis. Su džiaugsmu aš juos užauginau, su verksmu ir raudom juos išleisti turėjau. Tegul nesidžiaugia niekas, kad aš našlė ir visų paliktoji. Dėl nuodėmių savo vaikų aš likau vieniša, nes jie nukrypo nuo Dievo įstatymo. Turėkite pasitikėjimo, mano vaikai, šaukitės Dievo. Kaip lėmęs, jisai jūs ir vėl prisimins, kaip jūsų širdys buvo palinkusios nuklysti nuo Dievo. Taip dabar jūs rodykite 10-eriopą uolumą, atsiversti ir jo ieškoti. Jisai, kuris atsiuntė jums nelaimę, išgelbėjęs jūs, atneš jums amžiną džiaugsmą. Tai Dievo žodis. Beturčius viešpats girdi. Kelkit galvas aukštyn nuolankieji, pradžiukit, te atgis širdys tų, kurie Dievo ieško. Beturčius viešpats girdi, neniekins savųjų apkaltų grandinėm. Garbę duoda dangus jam ir žemė, jūrų platybės ir kas jose gyva. Beturčius viešpats girdi. Tikrai išvaduos Dievas Sioną ir Judo miestus leis atstatyti. Ten saviškiai gyvens kraštą užvaldę ir vaikai jo tarnų paveldės tą žemę. Ten tėvynę atras, kurie gerbia jo vardą. Beturčius viešpats girdi. Alleluja, alleluja, alleluja. Šlovė tau, Tėve, dangaus ir žemės viešpatie, kad karalystės paslaptis apreiškei mažutėliams. Alleluja, alleluja, alleluja. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. 72 mokiniai sugrįžo ir su džiaugsmu kalbėjo: Viešpatie, mums paklūsta net demonai dėl tavo vardo. O Jėzus atsiliepė: Mačiau šėtoną kaip žaibą krintantį iš dangaus. Štai aš suteikiau jums galią mindžioti gyvates bei skorpionus ir visokią priešo galybę, kad niekas jums nepakenktų. Bet jūs džiaukitės ne tuo, kad dvasios jums pavaldžios. Džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje. Tuomet Jėzus pradžiugo šventąja dvasia ir prabilo: Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams. Taip, Tėve, nes tau tai patiko. Viskas man yra mano tėvo atiduota. Ir niekas nežino, kas yra sūnus tik tėvas, ir kas yra tėvas tik sūnus, ir tas, kam sūnus panorės apreikšti. Atsigręžęs vien tik tai mokinius jis tarė: Palaimintos akys, kurios regi, ką jūs regite. Sakau jums, daugel pranašų ir karalių troško išvysti, ką jūs matote, bet neišvydo, ir išgirsti, ką jūs girdite, bet neišgirdo. Tai viešpaties žodis. Spalio mėnuo bažnyčioje ne tik rožinio maldos, bet ir misijų mėnuo.
Esame kviečiami, kas kuo galime paremti bažnyčios misijas, skelbiant, kad Jėzus yra pasaulio ir kiekvieno iš mūsų tikrasis gelbėtojas. Prie šios misijos galime prisidėti pirmiausia tuo patikėdami ir priimdami Dievo gailestingumo ir meilės žinią Jėzuje Kristuje. Galime prisidėti ir turėtume šią Evangelijos žinią, gerąją naujieną, paskleisdami, pasidalindami savo aplinkoje. Galiausiai dalyvaujame bažnyčios misijoje, prisidėdami prie misijos įgyvendintojų misionierių, paremdami juos savo auka ir malda. Žodis misijo yra siuntimas. Ir mes kiekvienas pakrikštytasis gauname šį siuntimą, šią misiją, nešti į pasaulį Dievo pažadų išsipildymą Kristuje Jėzuje ir jo bažnyčioje. Tai nelengva užduotis, bet Viešpats nepalieka mūsų vienų ir mums gausiai teikia savosios dvasios. Štai iš tokių pirmųjų misijų grįžta 72 Jėzaus mokiniai. Jie trykšta džiaugsmu, nes juos lydėjo sėkmė. Dėl Jėzaus vardo, autoriteto, galios mokiniams pakluso net demonai, šiaip jau viskam priešiškos dvasios. Tačiau Jėzus ragina išlikti budriais ir neužmigti ant vienadienės sėkmės laurų. Jis įspėja, kad šėtonas, didysis Dievo ir žmogaus priešininkas, kartu su savo angelais demonais, kaip žaibas nukrito iš dangaus. Juk kuomet žaibuoja, dažniausiai nežinome, kur ir kaip ir kada žaibas smogs. O jeigu norime nors kiek apsisaugoti ir kontroliuoti žaibo kirtį, reikia turėti žaibolaidį. Toks žaibolaidis mūsų tikėjime yra Viešpaties kryžius. Jis sugeria visus šėtono kirčius skirtus pakenkti žmonėms. Beveik visus, nes netgi tam, kuris ant kryžiaus, sunku apsaugoti tuos, kurie ne pas Jėzų ieško išganimo ir apsaugos, o kartais ne tik, kad neieško, bet ir stengiasi būti Dievo ir kryžiaus priešų pusėje. Ir Jėzaus laikų ir mūsų dienų misionieriai, tai yra mes, turime pirmiausia džiaugtis ne ką mes ar per mus Viešpats pasaulyje daro, bet dėl to, ką Jis jau padarė dėl mūsų, mus gelbėdamas ir pakviesdamas į savo karalystę. Krikštu mūsų vardai įrašomi ne tik bažnyčios krikštų knygoje, bet ir Dievo danguje. Svarbu, kad mūsų vardų niekam ir dar blogiau mums patiems padedant nepavyktų ištrinti iš gyvenimo knygos, o pastangos ištrinti nuolatinės, o pavojus ir gundymas išbraukti save stojant piktojo ir nemailės pusėn nuolatinės. O budrumą mažinančios priemonės, įvairiausios pagundos ir priklausomybės vis labiau lengviau tampa pasiekiamos ir suvaržančios mūsų laisvę teisingai pasirinkti ir mylėti. Reikia mažumo, reikia supratimo ir pripažinimo, kad be Dievo pagalbos, be Jėzaus žodžio ir sakramentų esame maži, silpni ir nuolatinėme pavojuje. Mūsų laisvė didelis dalykas, bet kartu ir labai trapus, į kurį kėsinasi gundymu ir klasta prisidengęs šio pasaulio kunigaikštis. Jis šiaip jau yra nugalėtas, bet savo pralaimėjime nori palikti kuo daugiau nuostolio žmonijoje ir gyvenimo knygoje. Palaimintos ir mūsų akis, nes mato, ir mūsų ausis, nes girdi. Mato Dievo darbus, girdi jo meilingą ir gelbintį žodį. Tikrai esame palaiminti, kad galime slėptis nuo daugelio gyvenimo negandų Viešpaties bažnyčioje ir po jo kryžiumi, kartu su Marija, ištikima jo ir mūsų motina. O stebuklingoji Krekenavos Dievo motina malonių versme, rožinio karalienė, saugok ir globok mus nuo visokių nelaimių ir priešo puolimų.
lydėk link dangaus, kur mūsų vardai įrašyti tavo sūnaus mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus dovanojamo amžinojo gyvenimo su Dievu ir Dieve knygoje. Homiliją sakė teologijos mokslų daktaras kunigas Gediminas Jankūnas.